dviratininkų kelias, kuris yra šalia Nemenčinės plento, tai aš to keliu važinėjau nuo pat vaikystės ir jis jau aišku yra visas subirėjęs ir vietomis netgi baisu būna prorečiais, kad gali ir dantis ten pasilikti ant to kelio išbarstyti. Dviratis buvo paprastas, buvo školnik, toksai rusiškas, po to buvo, kaip augau, buvo ais, irgi rusiškas. Kai dabar pažiūriu, tai toks labai netgi nepatogus, sakyčiau, tai yra tvirtas metalinis storas rėmas, jis labai sunkus. Vienas bėgis, nėra tokių, kad bėgių perjungimų kaip dabar. Ir stabdžiai buvo tik tai kojiniai. Bet mes buvome įvaldę techniką, važinėjau tokių dviračių ir buvo visai smagu iš tiesų. Man sulijo plaukai, aš nežinau, pontinis apšvietimas nelabai gal mums tinka čia. Bet dabar sulijo plaukai šiandieną, Jūratė, atvažiavai su dviračiu ar be dviračio? Labai gaila, bet aš šiandien turėjau filmavimą, tame filmavime turėjau padėti, pagelbėti ir dėl to važiavau su mašina, nes turėjau vežti kamerą. Bet šiaip labai mėgstu su dviračiu, gyvenu 4. aukšte ir vis tiek jį užsinešu rankom savo, į 4. aukštą prisirakinu, o kitą dieną jį nusinešu žemyn. Ir man visai tai nesunku, vien dėl to malonumo, kai važiuoju ir vėsda plaukuose ir nuo kalno varai. Prieš 2 savaitės pavogėjau dviratį. Taip, labai gaila. Nupjovė? Taip. Laiptiniai, rakinamoj. Paliko visus savo įrankius vogimo. Kokius? Laužtuvus visus, striukė, viską. Striukė net? Dokumentus vidurį gal. O ne, vagis neturi dokumentų. Vagis neturi dokumentų, o gaila.